Sveiki visi, aš esu Lidija, emocijų paleidimo trenerė, darbo su pasąmoniniam programom specialistė, regresologė, lektorė bei sąmonės plėtimo mentorė. Iš tikrųjų turiu ilgametę darbo patirtį dirbant su žmonėmis, vedant asmeninės sesijas, mokymus. Ir mano tikslas yra jums duoti įrankius, kurie padeda spręsti bet kokią situaciją gyvenime, bei parodyti kelią, kuriuo einant jūs nueisit ten, kur norit nueiti. Ir šiandien šiame susitikime, šiame įraše noriu pakalbėti apie tai, kas iš tikrųjų užkuria mūsų gyvenimui ir kas įprasmina mūsų gyvenimą. Tai šiandien šiame susitikime aš pakalbėsiu apie norus. Apie norus, apie tai, kad juos galima išskirstyti į resursinius ir į neresursinius, apie tai, kaip svarbu suvokti aplamai, kaip mes patiriame pasaulį, kodėl mūsų norai gali vesti mus į augimą arba į degradaciją ir nusivylimą, kodėl toks svarbus yra sprendimas ir jo įvykdymas, tai yra veiksmas, kodėl vieni pasiekia savo tikslus, o kiti ne. Taip pat pakalbėsiu apie strategiją atidėlioti ir gailėti savęs, kuri mums tikrai nėra resursinė ir kaip iš jos išeiti. Na ir žinoma, aptarsiu, kaip norai yra susijęs su gyvenimo prasme ar beprasmybė. Noriu priminti, kad visas mūsų gyvenimas vyksta iš vidaus į išorę. Manau, kad jau daug kartų tai girdėjot ir kai kas jau pilnai tai suprantat. Ir tai, ką mes viduje vibruodami, bei tai, su kuo rezonuodami, pritraukiame į savo gyvenimą išorėje, vis tiek patiriame savo viduje. Per jausmus ir kūno pojūčius. Tai reiškia, kad mes gyvenimą kuriame iš vidaus į išorę. Tai, kas nutinka išorėje, mes vis tiek patiriame savo viduje. Tai labai labai svarbu suvokti, norint suprasti, ką aš šiandien noriu pasakyti. Tai kiekvienas žmogus visą jį supantį pasaulį patiria per save. Tai yra per jausmą. Na, o jausmai ateina pas mus per mūsų 5 kūno pojūčius. Tai yra, kai aš kažką matau, pradedu generuoti jausmą. Kai aš kažką girdžiu, užuodžiu, ragauju, skanauju, liečiu ar mane liečia, aš patiriu jausmą. Ir mes norime patirti malonų jausmą. Patirti malonų kūno pojūtį. Per skonį, kvapą, vaizdą, garsus ir prisilietimus. Ir neišvengiamai, nesuvokdami, mes visą laiką bėgam nuo jausmų ir kūno pojūčių, kurie mums nepatinka. Tai reiškia, kad visą gyvenimą mes vaikomės malonių pojūčių ir visą gyvenimą mes bėgame nuo nemalonių pojūčių. Taip patirdami gyvenimą per save, viskas. Jeigu tu tai dabar suvoksi, tada tau pasidarys žymiai lengviau žiūrėti į visą tai, kas vyksta ir suvokti, kaip su tuo lengviausiu būdu susitvarkyti. Noras patirti malonius jausmus nėra blogai. Noras pabėgti nuo nemalonių jausmų taip pat nėra blogai. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog labai svarbu suprasti, ką tai duoda mano gyvenime. Va, ir vedami noro patirti malonumą, malonius jausmus, gražius vaizdus, gražius garsus, kažkokius tai malonius kūno pojūčius, mes pradedame trokšti turėti norų. Ir mūsų norai visada yra apie tai, kad patirti gerus jausmus ir išvengti nemalonių jausmų. Ir dabar šioje vietoje aš noriu, kad tu padarytum pauzę ir surašytum visus savo norus, visus troškimus, be jokios cenzūros. Tiesiog dabar atsisėsk,
truputį leis savo pamastyti, nurimti ir pradėk rašyti. Ir parašyk kokį 50 norų. Ir kai parašysi, tada sugrįžk. Na va, tai norai, dabar noriu, kad tu pasižiūrėtum į savo sąrašą ir išskirstytum norus, nes norai gali būti tokie greiti, trumpalaikiai, čia pat įgyvendinami, tokie kaip nueiti, tai nežinau, į kažkokį tai restoraną ir pavalgyti pietus, arba kažkur nuvažiuoti į kažkokią kelionę, kuri nereikalauja didelių išlaidų. Tai yra tokie norai, kuriuos galiu įgyvendinti labai labai greitai. Ir yra norai, kuriuos galiu versti tikslais ir pasiekti įdėdamas tam tikrų pastangų, veiksmą, eidamas į veiksmą, ar ne? Tai aš dabar noriu, kad tu apsibrauktum, vėl padarytum pauzę ir apsibrauktum tos norus, kurie reikalauja tavo pastangos, Ir tie norai, kurie reikalauja tavo pastangos, gali būti visai paprasti ir ten sutaupyti tam tikrą sumą pinigų, pavyzdžiui, automobilį įsigyti ar kelionį, numesti svorio. Reikia pastangos teisingai, atrasti mėgstamą veiklą, reikia pastangos, sukurti verslą, sukurti darnius santykius, išmokti kalbą, įgyti naują specialybę. Tai yra tokie, kur tau reikia kažką nuveikti, kažką padaryti, įdėti pastangą. Ir dabar tu turi suprasti, kad tie norai, kuriuos tu dabar apsibraukiai, ar bus įgyvendinti, ar taip ir liks gulėti tavo norų sąraše, priklauso tik nuo tavęs. Kodėl? Todėl, kad niekas tau ant lėkštutės neatneš ir nepadės. Jeigu moteris galvoja, ištekėsiu ir būsiu laiminga, ne. Laimę tu gali susikurti tik pati sau, o partneris gali būti kaip papildymas, ar ne? Jeigu tu galvoji, kad nukris tau kažkoks stebuklingas darbas iš dangaus, neįgyjus kažkokios tai kvalifikacijos ar specialybės, vėlgi tai tik tavo iliuzija. Tai reiškia, kad kiekvieną norą tu gali įgyvendinti arba dejuoti, kad tavo gyvenime to nėra. Vat kiti turi, o aš neturiu. Dabar apie pačius norus. Kaip jau minėjau, noras gali būti resursinis ir noras gali būti neresursinis. Tai resursiniai norai yra tie norai, kurie mus augina. Priverčia tobulėti, įgyti naujų patirčių, įgūdžių, gebėjimų, kurie gerina mūsų gyvenimo kokybę, kurie gerina mūsų emocinę būseną, kurie gerina mūsų santykius, ar ne, kelia mūsų kvalifikaciją. Tie norai būtinai mus ves į veiksmą. Ir yra neresursiniai norai. Tie norai yra susiję su momentiniu malonumo patyrimu. Ir vėlgi pakartosiu, tai nėra blogai. Tačiau, nepaisant, kad jeigu mes vien tik tai eisim į neresursinius norus, tai yra tik tai mėgausimės čia ir dabar šioje akimirkoje tokiais malonumais, kurie galbūt yra mums neresursiniai, pavyzdžiui, ar ne? Aš noriu numesti svorį, bet, tai kainuoja daug pastangų, ar ne? Geriau aš čia ir dabar suvalgysiu tą šokoladuką, bulkutę, bulvytės free, čipsus ir po to kitą dieną mesiu svorį, ar ne? Ir tokiu būdu, ką mes darom, mes užsukam savęs kaltinimo, savęs baudimo ir nusivylimo savimi ratą. Tai reiškia, kad iš esmės suvalgyti ten šokoladą nėra nei gerai, nei blogai. Bet jeigu aš turiu tikslą ir ketinimą numesti svorio, tada šitas noras, momentinis malonumas tampa man labai stipriai neresursiniu. Tai yra mane netgi naikinančiu. Ir mes patiriam neresursinę būseną, vis didėjančią nuolatos, jeigu vis savo pavedam ir nepadarom, ar ne? Ir tai veda mus į susinaikinimą, į sveikatos praradimą. Jeigu tai yra pinigų klausimas, tai į nepriteklių, į nusivylimą savimi, nusivylimą gyvenimu tuo pačiu, ar ne? Į nerealizaciją, apatiją, depresiją ir žinoma beprasmybę. Jeigu, tarkim, aš noriu atrasti mėgstamą veiklą, bet nesiimu jokių veiksmų, nes jeigu aš imsiuosi veiksmų, man reikės išeiti iš komforto zonos. Todėl aš renkuosi tai, kur jaučiuosi patogiai čia ir dabar. Vėlgi, ar ne? Malonumas čia ir dabar,
Tai yra mano noras čia ir dabar jaustis gerai. Leidžiu laiką socialinėse tinkluose, žiūriu televiziją, na ir skundžiuosi, dėjoju, kaip man nusibodo mano darbas ir kaip aš norėčiau atrasti mėgstamą veiklą. Bet tuo pačiu nieko nedarau. Ar kas nors gali pasikeisti tavo gyvenime? Ar tavo mėgstama veikla nukris tau iš dangaus? Ne. Tarkim, noriu pradėti keltis anksčiau ir prieš darbo dieną pasportuoti. Ir nuskambėjus žadintuvui, vėlgi aš einu į momentinį malonumą, pratęsiu miegojimo malonumą. Bet prarandu resursinę būseną dienai. Ir tokiu būdu vėl save kaltinu, baudžiu ir dvigubai vėl užsuku tą savęs nemeilę savo ratą. Na ir taip toliau. Tai yra daugybė pavyzdžių, kai mes turim norą, turim ketinimą ir tam, kad jį pasiektumėm, turim atsisakyti kai kurių laikinų malonumų, ar ne? Tai reiškia, kad tas noras, ketinimas yra man resursinis, o tie laikini malonumai šiuo atveju man yra neresursiniai. Tarkim, aš nutariau susitvarkyti savo emocinę būseną, nes man nepatinka, kaip aš susierzinu greitai, kaip aš pykstu greitai, kaip aš prarandu kontrolę, kaip aš ten, nežinau, pradedu drebėti, virpėti ir negaliu ramiai mąstyti ir adekvačiai spręsti problemos. Ir vėlgi, suprantu, kad darbas su savimi labai įtempia, reikalauja daug susikaupimo, atima daug laiko, todėl vengiu, nenoriu, atidėlioju. Bet rezultato vis tiek noriu, ne? Man nepatinka, kad aš naktimis pradedu nemiegoti, man nepatinka, kad aš rėkiu ant vaikų, man nepatinka, kad aš darbe negaliu susikaupti. Ir tada kas vyksta, vietoj to, kad skirčiau laiką savo, eičiau žiūrėti ten, kur galbūt tikrai nemalonu, ar ne, aš pradedu naudoti kažkokias tai psichotropinės medžiagas. Tai gali būti cigaretė, gali būti alkoholis, kad ir nestiprus, vis tiek gali būti tabletės raminančios, ar ne? Gali būti bet kokios psichotropinės medžiagos, kurios duoda rezultatą man čia ir dabar, bet vėlgi ilgalaikėje perspektyvoje, ar tai man yra resursas ar neresursas. Greičiausiai, kad tai yra neresursas. Taip, kad greitas malonumas siekiant savo tikslo mus visada nuves į nusivylimą savimi. Ir kai mes atsisakome greitojo malonumo vardant mūsų didesnio tikslo, turime didesnį malonumą, nes kiekviename žingsnyje didžiuojame savimi. Didžiausias mūsų patiriamas malonumas ir yra ne pats rezultatas, bet kelias jame, augimas jame, įveiktos kliūtis, tai yra laiptelis po laiptelio. Noriu numesti svorio, atsisakiau saldumynų, riebaus maisto, kaloringo maisto, ten visų tų nereikalingų dalykų ir šiandien nieko nesuvalgiau. Vau, man pavyko, man pasisekė, šiandien valgiau daržovių salotas, ten ir kitus riešutus ar dar kažką. Ir aš didžiuojuosi savimi. Tokiu būdu auga mūsų savivertė, auga mūsų laimės koeficientas, auga dėkingumas savimi ir dėkingumas savo ir pasitikėjimas savimi. Toliau. Tai čia buvo norai mūsų, ne? Norai resursiniai ir neresursiniai norai. Kaip minėjau, vėl priminsiu, tikrai nėra gerų ir blogų norų. Visi norai, kurie yra mums iš širdies, yra geri, netgi suvalgyti didelę ledų porciją yra geras noras, jeigu aš šiuo metu neturiu noro numesti svorio. Toliau. Noras išvengti, ar ne? Vieni norai yra patirti malonumą, kiti norai išvengti nemalonumą. Nemalonių jausmų. Tai noras išvengti nemalonių jausmų taip pat gali būti ir resursinis, ir neresursinis. Ir resursinė šitoj vietoj noras išvengti nemalonių jausmų būsena yra tuomet, kai pavyzdžiui aš užuodžiu dūmus, ar ne, aš matau ugnį, matau gaisrą, girdžiu sprogimą, kažkokį matau krentantį daiktą, ar ne, užuodžiu sugedusi maistą arba paragauju sugedusi maistą, užuodžiu dujų kvapą. Tai reiškia, kad tie kūno pojūčiai man nepatinka, bet ir nereiškia, kad man jie turi patikti, ar ne? Tai yra kaip įspėjimas, kaip signalas, kad reikia imtis kažkokių veiksmų ir išvengti kažkokios tolimesnės įvykių sekos, tai yra pabėgti galų gale, ar ne? Tai čia reiškia tie jausmai, kuriuo aš noriu išvengti, mums yra kaip pavojaus signalas ir mes išnešame savo kūną į saugią erdvę. Su tuo viskas yra gerai. Tačiau yra kita dalis jausmų, kurių mes vengiame, o ten, kur mes norime išvengti, dažniausiai slepiasi
mūsų didžiulis, didžiulis resursas ir didžiulis, didžiulis potencialas. Tai kai mes turime norą, ketinimą, tą, kuriam reikia pastangų, ne? Tam, kad jis įvyktų mūsų gyvenime, mums reikia įdėti pastangų. Tai pirmas dalykas, ką mes darom, išsigryniname šitą norą, suprantame, suvokiame, ar tikrai tai yra mano noras, ar tai yra tikrai mano širdies noras, ar tai yra neprimestas kažkoks socialinių normatyvų noras, ar ne, socialinės erdvės. Ir kai išsigryninam, kai suprantam, kad tai yra tikrai 100% mano noras, mes jį paverčiam tikslu. Antras žingsnis, ką mes darom, mes imamės mąstyti apie tai, kaip aš to pasieksiu. Ar ne? Tai yra pradedam kurti strategiją, veiksmų planą. Ir trečias žingsnis, mums reikia imtis veiksmų, tai yra veikti. Mokytis naujos kalbos, įgyti specialybę, naujų įgūdžių, lavinti kažkokius tai gebėjimus, specialius gebėjimus, ar ne? Galbūt mes turim lankyti kažkokius mokymus, kažkokius praeiti kursus, galbūt sustiprinti savo emocinę būseną, ar ne? Galbūt turim ten nuvažiuoti į kažkokias praktikas. Galų gale labai naudinga dirbti su žmonėmis, kurie jau pasiekė tai, ko aš noriu. Ar tai įsidarbinti pas juos, ar tai tapti jų mokiniais, ar dar kažkaip. Tai yra, jeigu tu nori finansiniai srity būti toks, kaip, pavyzdžiui, tas žmogus, tai tu imi iš jo pavyzdį ir eini mokytis pas jį. Jeigu tu nori susitvarkyti savo sveikatą, o šiuo metu yra ji nekokios būsenos, tai tu eini pas tą, kuris jau susitvarkė savo sveikatą, ne? Ne pas teoretikus, bet pas praktikus. Jei tu nori pagerinti savo emocinę būseną, tu eini pas tą, kuris susitvarkė savo emocinę būseną iš nenoro gyventi, depresijos, apatijos į džiaugsmą, bendravimą, dalinimąsi ir tiesiog leidimą viskam būti, ar ne? Tai yra ten, kur tu nori būti, tu ieškai pavyzdžio. Ir tampi savo pasirinkto tikslo ekspertu. Kiekvienas įveiktas etapas augina mūsų savivertę, kaip minėjau, suteikia didžiulį džiaugsmą, pasitikėjimą savimi ir tokį jausmą, yes, man pavyko, aš padariau. Ir aš galiu, jei padariau tiek, padarysiu ir dar tiek. Na ir dabar tas svarbiausias momentas, kodėl vieni imasi veiksmų, ar ne? Eina, daro ir pasiekia. O kiti šitoje vietoje, kuomet reikia imtis veiksmų, užstringa. Ar ne? Nes mes svajoti, ten kelti tikslus, ketinimus esam išmokyti, įpratę, mes prieš kiekvienus naujus metus pasirašom savo kitų metų tikslus, ar ne? Mes visą tai mokom. Bet kai tik tai reikia imtis veiksmo, šitoje vietoje pas daugumą atsiranda stabdis. Kodėl taip nutinka? Todėl, kad visų pirma, mes susidurime su savo vidiniu sabotažu, pasipriešinimu, vengimu ir neveiklumu. Nes norime išvengti jausmų, kurie mums nepatinka, nemalonių jausmų. Kai pradedame galvoti, kas ką pasakys, kas ką pagalvos, man pavyks, man nepavyks, man pasiseks, man nepasiseks, aš prarasiu kontrolę, gal prarasiu visą tai, ką turėjau, o gal čia be reikalo ir taip toliau prasideda, ar ne? Ir tada kas? Stovim. Vidinis sabotažas. Ir visa tai mums įtakoja mūsų pasąmoninės programos, emociniai blokai, praeitie išgyventi, patirti įvykiai, taip pat artimų žmonių istorijos, ar ne? Ir įsijungia mums kažkokios vidinės baimės. Kitas momentas, kodėl mes sustojame šitoje vietoje ir nieko nedarome, tai yra atidėliojame, neveikiame, todėl kad esam išmokę nuolaidžiauti savo. Tai yra gailėti savęs. Ai, gal rytoj, ai, gal tiek to, gal ne šiandien, ai, gal čia tau per sunku, nu, gal tiek to, gal to nedaryk, ar ne? Ir vietoj to vėl mes tarkim, ar ne, sugalvojom eiti kažką padaryti, bet ai, nu man čia per sunku, ai, aš kažkaip jaučiuosi nepatogiai, ai, aš čia nesugebėsiu, nemoku. Geriau nueisiu pagersiu arbatos su plyta šokolado. Ir vėlgi patyrėm laikiną malonumą, save nuraminom, gavo smegenis endorfiną, ar ne, ir darbai liko nepadaryti. Todėl, kad mes esame įpratę save gailėti savęs, ar ne, ir tai nėra meilė savo. Tai jokių būdų nėra meilė savo. Meilė savo atrodo visai kitaip. Na ir dar vienas momentas,
kai mes jau norėtume imtis veiksmo, bet nesimame, yra pokyčio baimė. Tai yra, mes visi labai labai bijom to, kas bus. Tai yra tos nežinomybės. Dabar man čia gal nepatogu, gal skauda, gal negerai, bet aš žinau kaip. O kai aš eisiu ten, aš nežinau, kas manęs laukia. Ir va ta nežinomybė labiausiai mus gąsdina. Todėl šitoje vietoje mes turim suvokti, kad turim pokyčio baimę ir su ją padirbėti. Tai yra pasižiūrėti, kodėl aš jos bijau, ką aš įsivaizduoju, kas gali nutikti ir viską paleisti. Nes vėlgi viskas mes iš vidaus kuriam išorę. Tai reiškia, kad jeigu viduje, mano viduje yra tikėjimas, žinojimas, pasitikėjimas, kad viskas bus geriausių variantų ir kad galų gale aš pasieksiu savo tikslą, taip ir bus. O jeigu aš stovėsiu, sėdėsiu, abejosiu ir save daužysiu, tai sėdėsiu ir niekur nejudėsiu. Na ir tam, kad susitvarkytum su šiais punktais, kuriuos ką tik išvardėjau, ar ne, pasąmoninės programos, emociniai blokai, praeitį išgyventi įvykiai, ar labai artimų žmonių, artimo rato istorijos, baimės, strategija. Gailėti savęs, nuolaidžiauti savo ir pokyčio baimė. Norint visą tai išvalyti, mums reikia, nori, nenori, išmokti dirbti su savimi, ne? Pašalinti, išvalyti, transformuoti ir užsipildyti visai kitą resursinę energiją. Ir tas mūsų buvęs stabdis virsta mūsų resursu, buvusi baimė virsta mūsų drąsa. Ir su kiekvienu žingsniu mes vis labiau ir labiau augam ir tvirtėjam. Tai rezultatas, ar ne? Rezultatas yra išaugom, išėjom iš komforto zonos, mūsų komforto zona įsiplėtė, mes turim jau kitą gyvenimo kokybę, mūsų supa jau kiti žmonės, todėl kad kiekvienam pokyčiui mes, kad įvyktų pokytis, mes paaugom, reiškia, su mumis jau taip pat norės bendrauti, rezonuos tokio pat tipo mąstymo žmonės. Tai reiškia, kad keičiasi labai labai daug, keičiasi su kiekvienu mūsų įgyvendintų tikslu, keičiasi mūsų aplinka. Žinoma, jeigu tas tikslas mažai skiriasi nuo to, kur aš buvau, tada lėtai viskas vyksta. Bet jeigu mes jau tokį pasiėmėm didelį tikslą ir jį įgyvendinom, labai stipriai pasikeitė ir visa mūsų aplinka. Ir tokiu būdu yra ugdoma vidinė stiprybė, vidinis tas stuburas, ar ne, ir su kiekvienu išaugtų paliptų laipteliu stiprėja įprasminto gyvenimo jausmas. Visa esmė mūsų gyvenimo prasmės ir yra augime. Tiek kiekvienas laiptelis, tiek patirtas rezultatas yra įprasminto gyvenimo jausmas. Taip, man pavyko, man pasisekė, aš sugebėjau, aš padariau, aš džiaugiuosi savimi, aš didžiuojuosi savimi, mūsų emocinė būsena yra aukštos vibracijos. Ir kuo toliau, kuo daugiau tikslų mes kelsim ir kuo daugiau mes jų sieksim, tuo didesnį malonumą, augimo malonumą mes patirsim. Na ir dar kartą užtvirtinsiu. Visas gyvenimas vyksta iš vidaus į išorę. Tai, ką mes vibruojam ir tai, ką rezonuodami pritraukiam į savo gyvenimą išorėje, vis tiek patiriame viduje per jausmus ir kūno pojūčius. Ir visą gyvenimą mes vaikomės malonių jausmų ir kūno pojūčių ir bėgam nuo nemalonių jausmų ir kūno pojūčių. Ir tai, ką aš jums dabar perdaviau, yra tik labai labai maža dalelė iš kurso, į kurį ir noriu jūs pakviesti. Tai yra nuo kovo 6 dienos pradedu kursą Įprasmintas gyvenimas. Tai bus pusės metų kursas tam, kad tikrai žmogų įvesti į žinojimą, į supratimą, kad žmogus galėtų įsisavinti pilnai įrankius. Bus daug praktinio darbo, tai yra kiekvieną savaitę viena paskaita ir vienas praktinis susitikimas, 2 valandų susitikimas, nagrinėjimas jūsų situacijų, įrankių įvaldymas ir kursas sudarytas pagal unikalią metodiką, unikalią struktūrą, būtent patikrinta daug kartų per kitų žmonių jau dalyvavusių kursuose rezultatus. Ir kursas sudarytas labai sistemingai, struktūrizuotai, 4 moduliai, kurie nuves jūs ten, kur jūs norit būti. Tai pirmas modulis yra pagrindai, technika ir įrankiai.
be ko mes negalim judėti toliau. Tai yra būtina. Antras modulis yra savęs įgalinimas. Ne? Nes tol, kol aš esu neįgalus, tai aš nieko ir negaliu. Tai meilė savo, mylėti, priimti save, pasitikėjimą savimi, savivertė, vidinės tiesos pažinimas, kas yra be galo svarbu, vidinė tiesa, pažinti ją, nes dažnai ją esam užneigę, pametę ir patys nebežinom, kas yra mūsų tiesa. Toliau vertybių išsigryninimas, vidinės ašies atstatymas, susijungimas su tuo, kas esu. Trečias modulis yra visatos dėsniai. Na, be jų tai kaip be žibintuvėlio naktį klaidžiojimas, ar ne? Tai yra ir karmos dėsnis, ir dėmesio valdymo dėsnis, ir neutralumo arba reakcijos dėsnis. Toliau dirbsim su ketinimais, manifestavimo įrankiai, teta bangavimas ir daugybė visokių kitų visatos, visa struktūra, žemės struktūra. Taip pat vaduosimės iš mirties baimės, suvokdami, kad mirtis neegzistuoja. Na ir ketvirtas modulis yra įprasmintas gyvenimas. Įprasmintas gyvenimas. Todėl įprasmintas gyvenimas suvokus gyvenimo žaidimo, kurio pavadinimas yra gyvenimas taisyklės. Kam tinka šitas kursas? Tai aš sakyčiau, kad tinka visiems, nuo pradedančiojo ieškoti vidinės tiesos, atsakymų viduje, iki pažengusio, kuris galbūt dešimtmečiais jau ieško atsakymų, bet vis dar neranda. Reiškia, kad dar kažkur dar netaip ieškojo, ne? Nes visi atsakymai yra mumise. Tai tinka visiems, nuo pradinuko iki pažengusiojo, kuriam atrodo, kad dar kažko trūksta. Tinka tiems, kurie turi didelę vidinę motivaciją gyventi kitaip. Tai yra jausti gyvenimo prasmę, jausti gyvenimo skonį, jausti entuziazmą gyventi. Jeigu tu nori suvokti savęs savastį, esmę, karmos dėsnius, visatos dėsnius, nori pažinti pasąmoninę struktūrą, su kuria mes labai daug dirbsim, ar ne, nori išmokti išgydyti savo sielą, transformuoti sielos įrašus, suvokti savo širdies norus, išsivaduoti iš vidinių ribojančių įsitikinimų, programų, emocinių blokų, kurie ir yra stabdžiai mums judėti į priekį ir tuo pačiu magnetai, kaip magnetai pritraukiantis į mūsų gyvenimą tai, ko mes nenorim. Ir žinoma, tiems, kurie nori pagerinti savo emocinę būseną, tai yra išsivaduoti iš visų nemalonių pojūčių, tai yra baimių, pykčio priepuolio, agresija, depresija, nepilnavertiškumas, kaltė, gėda ir daugybė kitų. Tai yra dirbsim labai labai giliai, labai išsamei, labai nuodugniai, labai lėtai, kad kiekvienas įsisavintų tiek, kiek jis yra pasiruošęs įsisavinti. Taip kad visą medžiagą apie kursą rasi po šio video, visą aprašymą ir tikrai nuoširdžiai kviečiu prisijung, dalyvauk ir patirk tą pokytį, kokio tu nori patirti savo gyvenime. Tai šį kartą tiek, ačiū, kad esi ir laukiu tavęs kurse. Iki.